O kaip atrodo šaunus vyrukas Viktoras, kaip visada, visą purviną darbą. Bet koks žmogus, žiūrėkit, reikia valyti lervus, valo. Einam parodysim, ką Viktoras padarė, o paskui aš šiek tiek papasakosiu. Viktoras išvalė visą šaldytuvą, labai džiugu, kad Joganas sutiko atsisveikinti su savo vištom, supūvusiu ir kitais produktais. Dabar viskas švaru ir svarbiausia, dabar šaldytuvas veikia, nes vakar jis neveikia, todėl ir buvo problemų su visais tais preparatais. Na, einam, dabar aš parodysiu patį probleminę vietą. Praeitą kartą, kada mes pajungiam, suradom nuplėšusią fazę ir pajungiam rozetę ir pajungiam elektrą. Visas būtas buvo su elektra. Dabar, kaip mes matom, nėra elektros tualete, nėra virtuvė ir nėra pagrindiniam kambarį. Iš pagrindinio kambario dingo ir liustra, nes Joganas ją nuplėšė. Aš manau, kad žmogus dėl savo psichikos savybių kažką padarė ir su elektra. Paskui pasakė, kad atvažiavo moteriškė kažkokį su berniuku ir tvarkė. Ir sutvarkė taip, kad, nusprendė, kad nėra nieko geriau, kaip nuo liustros, nuo lempos pasijungti prailgintuvo prie šaldytuvo. Teoriškai, aišku, galima būtų, bet bent jau tą laidą reikėtų kažkaip tai paslėpti, kad jis nevaliotųsi tarp durų. Ir šitoj vietoj yra ta problema, nes mes radom plikus laidus. Tai tikrai nėra gerai, ypač žinant, kad jis irgi savo rankytėm ten visur landžioja. Tai kol jis landžioja, šitoj vietoj jis nuplėšė tą laidą ir todėl atsijungė jam šaldytuvą. Bet laidas buvo palaidas ir galėjo ir jį nutrenkti. Pažiūrėkit, kokios durys. Čia kibirkšnys ir viso gero. Tai aš matau, kad šitoj vietoj kaip ten nesinorėtų niekam, kaip ten, kaip sakom, nenorim nei bartis, nei nieko, bet šitoj vietoj turėtų vis dėlto būtų pasamdytos normalios elektrikų paslaugos ir elektros instaliacija sutvarkyti iš esmės. O mes tai... Va, kaip gražiai išplojau plytelę. Netgi bijau rodyti, kad žmona pamatys, kad galiu taip švariai išplauti. Kol aš išplojau, Michailas dabar deda maisto produktus, kurie... Sprendėm dėti konservuotus, kad nelystų musės, o tos dalykus jam ant vieno karto ras pavalgo. Ir man atrodo, kad tai tikrai žymiai geresnis dalykas, negu dėti tos produktus, kurios lenda musės, nes jų čia yra milijonas tiesiog skraido ir kvapas dar neišsivėdino. Tai va, prašau. Va, kaip matot, labai daug musių. Ką? Tai va, kame, žiūrėk. Buvo paskutinė sveika rozetė, ant ją išplėšė. Ir todėl ant negali apšė nieko. Bet tą tai aš galiu dar sutvarkyti. Tada žinai, ką mes darom, mes tada išjungėm, nes matai, ant jo viską pajungia ir nuolat jie drasko. Ir čia išviesą pravedė savo visos lempos. Tai mes tada bent tą rozetę sutvarkom, kiek galim, kad būtų saugi, nes dabar jie ant... Eik, tvarkyk. Šviesą išjung koridoriai. O tu ką bailys? Tu.